Pasvalio darbo birža jau 6 metus įgyvendina vietinių užimtumo iniciatyvų naujų darbo vietų kūrimo projektus aukščiausio nedarbo teritorijose. Konferencijos atidarymo metu kalbėjęs Pasvalio darbo biržos direktorius Marijonas Žagūnis akcentavo, jog kasmet vis didėja vietinių užimtumo iniciatyvų projekto apimtis. Prieš kelis metus projektai buvo mažesnės apimties, darbo vietai buvo skirta valstybės paramos 4, 5, 6 tūkstančiai. Dabar indeksuotas paramos ir jos išaugo iki 33, 36 tūkstančių litų. Bet tai nesakau, kad yra dideliai pinigai. Tie pinigai yra panaudojami moderniškos, geros darbo vietos sukūrimui. Tuo labiau, kad į tą darbo vietą yra nukreipiami patys mažiausiai kvalifikuoti žmonės, socialiai remiami žmonės, turintys papildomą rėmimo grupę, neįgalūs ir kitokie turinčius papildomą rėmimo požymius. Su tokiais žmonėm yra tikrai sudėtinga dirbti. Ir kai kas sako, kad čia dideliai pinigai, bet aš tikrai noriu dar kartą sakyti, kad yra nedideliai pinigai. Investicija į jų darbo vietą aprūpinimą iš karto sukuriama darbo vieta, panaudojamos lėšos. Bet darbdaviui reikia bendrauti mažiausiai 3 metus su tai žmonėm, juos pratinti, juos integruoti į darbo rinką. Būna, kad pirmaisiais ir antraisiais metais jie neusidirba savo minimalios algos, nesukuria to produkto, kur sukuria kitas nuolatinis darbuotojas, kuris dirba to įmonėje 5, 10 ir daugiau metų. Bet didesniam, gražesniam kolektyve labai sėkmingai integruojasi ir tie iš darbo biržos nukreipti žmonės tarp gerų, ilgalaikių darbuotojų. Pasak jo, projektai sėkmingiausiai vystomi ne pirmus metus dirbančiose įmonėse. Konferencijoje dalyvavęs rajono meras teigė, visada žavėjasi žmonėmis, turinčiais daug idėjų, sugebančiais sukurti savo verslą. Iš tikrųjų, 2001 metais prasidėjo vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, kaip matėte, pirmieji keli, kai dar su Giedrė Vaičiakonienė tada daugiausiai, su direktorė Onutė Vasiliūnienė, teko ir man trupučiuką prie jų prisidėti ir kai pačioj pradžioj buvo, labai baisu kažką tai naujo daryti, paskui vėliau pasirodė, kad čia galima ir verslininkams nemažą paramą gauti, tada iš tikrųjų po keliasdešimt tūkstančių projektai, ten iki 4, 7, 9, 10 tūkstančių vienai darbo vietai. Dabar su direktorium kalbam, kad jau 10 000 eurų vienai darbo vietai skiriama. Iš tikrųjų, tas kelias praėjo, bet aš tikiuosi, kad ir ateityje darbo birža pasistengs, kad nedarbo lygis Pasvalio krašte labai nesumažėtų, kad mes būtume šitoje programoje ir kad vietinės užimtumo iniciatyvos galėtų būti įgyvendinamos mūsų rajone. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami nustatytose teritorijose, kuriuose bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų yra beveik 1,5 karto didesnė negu vidutinė šalyje. Darbdaviai atitinkantys projekto teikėjams keliamus reikalavimus paraiškas teikia teritorinėms darbo biržoms. Paraiškų atranka vyksta 2 etapais. Pirmiausia, konkursui pateiktas paraiškas vertina šių projektų atrankos komisijos prie teritorinių darbo biržų. Galutinį finansuojamų projektų sąrašą sudaro vietinių užimtumo iniciatyvų projektų priežiūros komitetas prie Lietuvos darbo biržos. Darbdaviai laimėję konkursą gauna valstybės paramą naujų darbo vietų steigimui. 2006 metais Pasvalio rajone buvo įgyvendinti 5 vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Įsteigta 40 naujų darbo vietų, bendra projekto vertė siekia beveik 2 milijonus litų. Iš jų 60% sudarė valstybės parama. Konferencijos metu projektų vykdytojai pristatė įgyvendintus projektus. Uždaroji akcinė bendrovė Pasvalio melioracija įgyvendindama projektą Pasvalio mieste įrengė gelžbetonio ir betono gamybos cechą, įdarbindama 11 bedarbių. Įmonė įsigijo naujos technikos. Uždaroji akcinė bendrovė Riladva įgyvendindama projektą Pasvalio krašto tradicijos Baltijos kelyje suremontavo ir rekonstravo šalia Balsių malūno esantį 19 amžiaus pastatą, įrengė jame ekspozicinę pobūvių salę, poilsio kambarius bei muziejų, kuriame puoselėjamos ir saugomos Pasvalio krašto tradicijos. Įmonė įdarbino 11 bedarbių.
Uždaroji akcinė bendrovė Vidstata, įgyvendindama projektą bendrųjų statybos inžinerinių tinklų montavimo darbai, pradėjo vykdyti nemažą paklausą turinčius bendrųjų statybos inžinerinių tinklų montavimo ir klojimo darbus, įsigijo atitinkamos paskirties įrangą bei technologijas, įsteigdama 7 naujas darbo vietas. Įdarbinant jaunus bedarbius, įmonės vadovas teigė, jog žymiai lengviau apmokyti ir dirbti su jaunais žmonėmis negu su ilgalaikiais bedarbiais. Plečiant turizmo paslaugas, kadangi rajone daugėja pravažiuojančių turistų, buvo rekonstruoti svečių namai Šilas. Juose įrengti 6 nauji kambariai bei 60 vietų konferencijų salė, įdarbinti 8 bedarbiai. Konferencijoje dalyvavęs Lietuvos darbo biržos vadovas Vidas Šlekaitis renginį pavadino verslo bendruomenės susibūrimo švente. Tikrai vietinės užimtumo iniciatyvos, aš tai pasakyčiau, irgi pritardamas Seimo nariui, kad tai yra vienas iš tokių sėkmingiausių projektų, kuriuos mes įgyvendiname. Per tuos 6 metus mes šalyje įgyvendinom ir 330 daugiau projektų, įsteigėm netoli 3000 darbo vietų ir suteikėm 32 milijonus litų paramą. Ką gavo pasvalys ir ką pasvalys padarė? 10. Įsivaizduojate? Visa Lietuva, o pasvalys 10. Pasak jo, situacija darbo rinkoje sparčiai keičiasi, kuriamos kokybiškos ilgaamžės naujos darbo vietos. Konferencijos pabaigoje darbo biržos darbuotojoms, daugiausiai prisidėjusioms prie vietinių užimtumo projektų administravimo, buvo įteiktos įspūdingos kelių puokštės. Daug nekalbėdamas apie savo projektą, uždarosios akcinės bendrovės Pakelės namai savininkas Vytautas Mikelėnas konferencijos dalyvius pakvietė vykti į jo pristatymą naujajame motelyje. Uždaroji akcinė bendrovė Pakelės namai įsikūrė netoli pasienio su Latvija, Škilinpamušio kaime prie Via Baltica automagistralės. Rekonstruotose patalpose įrengė 40 vietų motelį, skirtą turistų apgyvendinimui, įmonė įsteigė 3 naujas darbo vietas. 2003 metais buvo įsigyta kavinė ir buvusi konteinerinė degalinė. Vietoj to, kadangi jos buvo senos, morališkai pasenę, sugalvojom pastatyti šiuolaikiškesnį pastatą. Ir mūsų noras yra toks, kad talpinti autobusus, kadangi Via Baltica keliu važiuoja daugiausia turistinės grupės, kurios vežasi su savimi 40-50 klientų. Tai mūsų noras buvo viešbutyje padaryti tiek gyvenamų kambarių, gyvenamų vietų, kad būtume galėję talpinti autobusus. Taip pat mes padarėme greito maisto restoraną 1 aukšte, kur žmonės negaiždami laiko gali pas mus papietauti, pavakarieniauti siūlomais patiekalais, o 2 aukšte yra konferencijų, arba kitaip galima pasakyti bankėtų salė, kur mūsų svečiai, būtent tas atvažiavęs autobusas, gali pilnai praleisti vakarionę, pasikalbant su savimi, pasidalinant kelionių įspūdžiais arba kažkaip kitaip bendraujant. Ir kaip manot, ar didelis poreikis motelio, ten kavinės? Lietuva yra ES narė. Kiekvieną dieną didėja klientų srautas pravažiuojančio Via Baltica keliu, tai tas poreikis, aš įsivaizduoju, didės. Ir tos vietos prie Via Baltica kelio užteks visiems, kadangi žiūrint į kitas Europos šalis, turistų kažkokiu tai pravažiuojančių srautai yra labai dideli. Netgi pagal statistinius duomenis, kertančių Lietuvos-Latvijos sieną yra 8000 mašinų per parą. Taip, kad mes aptarnaujam tik kažkur 10-15% pravažiuojančių Via Baltikos keliu.